Prieš porą savaičių Seimo narys Robertas Puchovičius nuskambėjo mokesčių slėpimo istorijoje. Mūsų kolegos iš redakcijos atskleidė, kad Nemuno aušros politikas nuo valstybės nusuko apie 100 000 eurų ir pralaimėjo teismą su valstybine mokesčių inspekcija. Tuomet politikas piktinosi, kodėl dėl 100 000 buvo išvadintas vagimi. Jis taip pat tvirtino, kad jo verslai valstybei sumoka po 1,5 milijono eurų mokesčių per metus. Šį politiko teiginį jau tikrino LRT. Nustatyta, kad reali Puchovičiaus įmonių pernai sumokėtų mokesčių suma kiek mažesnė ir siekia truputį daugiau nei 1 milijoną eurų. Bet tikslūs skaičiai ne visada pasako viską. Nagrinėdami Puchovičiaus įmonių duomenis, pastebėjome, kad mažiausiai 2 su politiku susijusios įmonės, bendrovės Construction RK ir Tvari statyba, dar neseniai pasižymėjo didelėmis mokesčių nepriemokomis. Taigi kreipiamės į valstybinę mokesčių inspekciją su prašymu patikslinti, kokios buvo tos nepriemokos ir kokiu būdu Puchovičiaus įmonės tuos mokesčius susimokėjo. Abiem atvejais Puchovičiaus įmonės mokesčius susimokėjo, bet ne taip, kaip tai daro pareigingi mokesčių mokėtojai. Kaip nurodo VMI, 215 000 mokestinę nepriemoką iš bendrovės Construction RK mokesčių inspekcija atgavo taikydama priverstinį išieškojimą, pasitelkdama net antstolį. Bendrovės Tvari statyba istorija labai panaši. Puchovičiaus įmonei priskaičiuota 359 000 eurų nepriemoka ir ją atgauti pavyko tik taikant priverstinį išieškojimą iš įmonės sąskaitų. Abiem atvejais liūto dalį išieškotų mokesčių sudarė nesumokėtas PVM. Taigi daugiau nei pusę mokesčių, kuriais Seimo narys taip giriasi, mokesčių inspekcija atgavo tik pasitelkdama priverstinio išieškojimo priemonės. Negana to, Puchovičiaus teiginys apie kasmet sumokamą milijoną netiesa, nes milijono riba, tik su VMI įsikišimu, perlipta tik pernai. O štai 2023 metais abi įmonės, Tvari statyba ir Construction RK, kartu sumokėjo tik apie 53 000 eurų mokesčių. Bet Robertas Puchovičius tvirtina esantis pareigingas mokesčių mokėtojas. Jūsų dėmesiui visas pokalbis su Seimo biudžeto ir finansų komiteto nariu. Čia vėl dėl tų mokestinių reikalų. Tiesiog norėjau pasitikslinti, ten, man atrodo, ir LRT aiškinosi, kiek tos jūsų įmonės mokesčių sumokėjot. Jūs pats, jeigu neklystu, 1,5 milijono minėjot, bet ten galutinis skaičius apie... Viešai sistemą ir suskaičiuoti, tai šitą vietą, aš manau, čia yra prieinama informacija. Rekvizitas LT matot apyvartą, matot pelningumą ir galite susiskaičiuoti. Aš manau, nereikia čia mano komentarų. Reikia, žinokit, nes klausimas yra, kaip tie mokesčiai buvo sumokėti. Tai aš manau, visi mokesčiai yra mokami į pavedimą į biudžetą. Jūsų atveju, žinokit, ne taip buvo. Gavau iš VMI patvirtinimą, kad UAB Construction RK ir UAB Tvari statyba... Construction RK neturi jokių bylų, jinai yra susimokėjusi, aš kalbėjau apie savo pagrindinės įmonės. Tame tarpe Tvari statyba jūsų pagrindinė įmonė, teisingai suprantu? Taip, Tvari statyba yra pagrindinė mano įmonė, kur aš akcininkas. Tai VMI nurodė, kad pernai buvo vykdytas priverstinis nepriemokos išieškojimas iš jūsų sąskaitų. Mes demokratinį šalį gyvename, ateina mokesčiai, mes sumokam mokesčius. Žinokit, kai ateina mokesčiai ir sumokama, tai aš pats mokesčius moku, tai darai pavedimu, o kai priverstinai nurašoma nuo sąskaitų, tai ne jūs sumokat, jie tiesiog VMI pasiima tos pinigus. Nežinau, kaip čia kažką jūs turbūt vėl dar kartą pasiskaitykite, dar kartą paklauskite VMI kažką. Žiūrėkit, aš jums cituoju. Pas mus ir nėra, mes nei rizikos grupė kažkokia nieko, rekvizitai, tai galite pažiūrėti, pas mus viskas tvarkoje. Taip, aš jums dabar cituoju VMI atsakymą. Tai aš pasiūlyčiau kitiem įmonėm dar pasimokyti mokėti taip mokesčius, kaip moka mano įmonė, kur aš esu akcininkas. Jūsų įmonė mokėjo priverstinai tuos mokesčius. Žinokit, niekas, aš gyvenime nieko priverstinai nedarau. Aš moku tos mokesčius, nes aš turiu mokėti mokesčius. Jeigu aš... Supratau, dar paskutinis klausimas. Tiesiog VMI pateikė ir 23 metų statistiką, tai matau, kad 23 Construction RK sumokėjo 5300 eurų mokesčių, o Tvari statyba sumokėjo... Dėl RK Construction buvo jau viskas yra straipsnis ir galite pasiskaityti. Jo, žinau. Construction buvo išpirkta su skolom ir aš tą skolą sutvarkiau, ne kaip kiti žmonės, kurie daro, jokių pas mane bankroto gyvenime nebuvo, jokių bankroto aš nepildžiau, visą mokesčius mokėjau. Netiesa, pans Robertai, taigi... Kai jūs žurnalistai rašo, kad aš pavagiau 100 000, tai kai sumoki biudžetą, tai nepavagiai, tai esi sumoki į biudžetą. Kai pavagiai, tai pavagiai.
O tai kaip čia nutiko, kad tvari statyba 23 metais tik 47 tūkstančius mokesčių sumokėjo, o 24, kaip suprantu, nemaža dalim, tik tai po to, kai VMI nusirašė tuos pinigus, jau beveik 800 tūkstančių. Žinau, dar kartą nusirašė VMI, čia aš nesu buhalteris, aš buvau įmonės vadovas, mes visada mokesčius mokėjome, jeigu žiūrite istoriją, pagal istoriją galite pažiūrėti, kad tvari statyba yra įmonė, bet to iš pavyzdinė įmonė, kuri tikrai visą pelną rodo ir visą apyvartą rodo. Tai aš nelabai žinau, ką jūs dabar norite čia išsiaiškinti ar sužiūrėti. Tai jūs matot viską viešai prieinamą informaciją. Tiesiog aš norėjau pasitikslinti, kaip čia sumokėtų mokesčių suma taip smarkiai išaugo 750 tūkstančių palyginus su 23 metais. Taip, nes įmonė vykdo veiklą, įmonė parduoda, tai jeigu jūs nežinote, tai galite paskambinti nors kokiam vystytojui. Būna metai, kai tu statai, būna metai, kai tu parduodi. Tai tvari statybos įmonė nekilnojamo turto vystymą neparduoda. Gal būna metai, kai ateina VMI patikrina ir sako susimokėk papildomai? Žinokit, jūs žurnalistai, jūs galite dabar savo teorijas nešti, aš jums sakau, kaip yra iš tikrųjų. Iš tikrųjų, čia normalus dalykas. Vienais metais įmonė investuoja, kitais metais įmonė gali pardavinti. Kai investuoja, pelnas yra mažesnis, kai parduoda, pelnas yra didesnis. Tai po šiais metais, 24 metais palaukit dar porą mėnesių, pamatysit, kiek dar užaugo. Ir pelnas užaugo, ir pajamos užaugo. Jo, su tuo ir sveikinu, bet VMI sako, kad abiem atvejais buvo vykdomas priverstinis mokestinės nepriemokas. Aš žinau, kaip yra iš tikrųjų, tai šitą vietą aš... Bet jūs negeranoriškai susimokėjot, priverstinai buvo išieškoti tie mokesčiai. Dar kartą visada yra mokama geranoriškai šitos mokesčius, nes mokesčius reikia mokėti ir mokesčius aš mokama. Tai daug dievė, kad ir jūs irgi palinkėsite ateityje mokėti tiek mokesčių, kiek moka mano įmonė. Oi, ačiū, labai gražus palinkėjimas. Mokesčius mokėti reikia. Tai suprantame visi. Tik elgiamės skirtingai. Vieni moka kas mėnesį ir pareigingai, kiti tik po to, kai valstybei ir mums visiems priklausančius pinigus išsimuša mokesčių inspekcija. O jeigu norite, kad jūsų mokesčiai tarnautų geram tikslui, turime jums puikų pasiūlymą. Deklaruodami pajamas, savo mokesčių dalį skirkite sienos darbams. Su jūsų pagalba privedėme prie didelių pinigų sugrąžinimo valstybei, milijoninių baudų, teistumų ir aibės kitokių pokyčių. Kartu galime dar daugiau. Prisidėkite prie žurnalistikos, kuri keičia.